Sveiki draugai, tai šiandien esam Vilniuje restorane Hedži. Tai šiandien draugai esam Hedži restorane. Hedži iš kinų kalbos reiškia juoda višta, kuri yra labai brangi. Ir šitas interjeras ir visas dekoracijos čia parimtos ant rytų akcentų ir virtuvių. Kad ir šiandien narveliai, balkonai narveliai simbolizuoja Hedži vištos Hedži namus, Hedži narvelis. Šiaip interjeras wow. Čia yra vienas iš turbūt prabangiausių ir brangiausių restoranų Lietuvoje, kur investuoti milžiniški pinigai, viskas išdirbta iki menkiausių, smulkiausių detalių. Tai ragausim maisto patiekalus, vertinsim. Gavome pirmuosius kokteilius, išsirinkom iš signature menu. Tai įspūdžio daug nepaliko, bet patikimas tikrai gražus. Prie Pornstar Martinio eina deserčiukas mažas ir atskirai patiekiama taurė proseko. O aš užsisakiau vyno ir arbatos kokteilį su puta. Vandenukas štai toks, gražus, nematytas. Kalbėjom su executive šefu. Sakė, prieis daugiau papasakos mums apie meniu. Tai užsakėm dvi skirtingas austrijas. Viena yra su fermentuotom slyvom, o kita yra su ponzi, man atrodo. Jo, aštri su ponzi yra viena. Matosi, kad austrijas ypatingai šviežios, labai šviežios, labai kokybiškos, tikrai šviežią austriją iškart galima atskirti. Tai gerai, tai pradėsim nuo austrijas su fermentuotom slyvom. Tobula. Tiesiog tobula. Derinys fermentuotas slyvos rūgštelė ir kokybiška, skani, šviežia didelė austrija. Tiesiog norisi net pakramtyti. Dauguma žmonių nuryja, o man labai norėsi pakramtyti. Sekanti, aštresnė. Pati iš savęs austrija žiauriai skani. Galėtų būti be jokių pagardų, be nieko, jinai pati iš savęs labai skani. Bet pirma su slyva daug skanesnė buvo. Čia tiesiog klasikinis variantas, kaip su tabasko daug maž gavosi. Rekomenduočiau su slyva ragauti. Gerai, tai turim čia jautienos tartarą su kepta duonyte ir trūmu. Tai norėčiau paragauti iškart visą derinį kartu su trūmu. Labai geras skonis. Labai. Tikrai labai skanu. Bet irgi viskas subalansuota, viskas tobulai. Galėtų būti gal duona plonesnė šiek tiek, kad nepermuštų viso skonio, bet šiaip super, labai skanu. Tai turim giozą su įvairiais grybais ir trūmais, bei grybų sultinių. Gavom. Labai skanu, tobula, tikrai labai gerai. Tai pradėsim nuo viščiuko. Šiaip šefas viską pristatė, įrašiau, tai gal įdėsiu įrašą, nes pats nieko neatsimenu. Apart tai, kad čia yra vyriškas lyties viščiukas. Aišku, bus marinuotas iš Ispanijos kažkokio regiono su deginto juodo česnako gleizu ir 1000 sluoksnių duonele ir jų pačių marinuotais agurkėliais. Tai ragavom iš pradžių be nieko. Gal biškai perlaikė. Nemeluosiu aš jums, nu. Atrodo sultingas, bet ant ribos taip sausumas. Tai paragavom su padažu. Gal kiniečiai sausiau valgo? Ne. Taigi buvom Kinijai. Padaže netgi slyvų kažkokių yra gal. Gurkai paragavom. Oho. Labai stiprus skonis, labai. Gal netgi too much. Numuša iškart visus skonius, nes labai aštus, labai surus ir rūgštus agurkai. Tai iš karto nukilina visą skonį, tai nežinau, gal neduočiau šito čia. Ragaujam 1000 lapį duonelę, 1000 lapų. Sausau patiekaliukas. Valgomas, bet ne stebuklas. Gerai, toliau turim baklažaną su paprikom, pačių gamintų teriyaki padažu, sniuota tešla bei žieminiais trūmais. Tai perpjausiu per pusę, kad pamatyt, kaip atrodo viduj. Šį baklažaną nėra lengva gerai skaniai pagaminti. Pagaminti lengva, bet skaniai pagaminti sunku. Tai paragaujam, kas čia gaunasi. Nu.
Nu skanu, bet nestebuklas vėl. Nežinau. Su tešla paragausiu. Nėra blogas patiekalas, bet nestebuklas. Gali pertraukėlę padaryti? Ne. Sysu nori. Toliau turim jų pačių marinuotas ir grilintas įvairias daržovės su moliūgais ant viršaus. Grybas. Marinuotas moliūgas. Ant griliaus keptos daržovės įvairios. Morkos, grybai, burokėliai. Skanu, nieko ypatingo, kaip garnyras geras. Neperkepta, trašku, viskas gut. Toliau turim ryžius su fermentuotu kiaušiniu ekologišku. Jie patys fermentuoja kiaušinius ryžių bakterijai ir pateikia su upėto ikrais berods. Noriu paragauti be ikrų iš pradžių. Labai įdomus, neįprastas skonis. Čia beje garnyras yra. Šis pridžipo viską. Neblogai, kaip garnyras tikrai neįprastas skonis, įdomus. Skanu. Dar pasiėmėm jų pačių marinuotų daržovių rinkinuką, kas man labai patinka visą laiką. Tai čia baltieji smidrai. Labai įdomus marinatas. Šiaip daržovės kaip daržovės, bet labai svarbu yra marinatas. Tai skanu. Gal patiekimas galėtų būti gražesnis koks nors ten. Į aukštį daugiau vairių daržovių, spalvų. Burokėlių galėtų būti morkų. Bet skonis tikrai neblogas. Tai ką, desertas mano mėgstamiausias patiekalas. Juokauju, šiaip desertas ne mano, penšui. Tai turim semifredo ledai. Semifredo reiškia pusiau šaldyti itališkai. Su riešutais, būna dažniausiai riebesni už gelatą. Ir su padažu dar, balto šokolado padažu. Ragaujam. Desertas kaip desertas. Skanus desertas. Mano dama gal labiau vertins. Desertų mėgėja. Skanu labai. Kiek iš 10 baliai? Nu, kokie 9. 9? Labai skanu. Neblogai. Nes ir saldu, bet šiek tiek vos ir kažkokios rūgštelės yra ir dar biškai crunchy kažko yra. O, prašau. Tai desertą užskaitom. Tai ką, gavom sąskaitėlę. Nežinau, ar čia džiaugtis, ar čia verkti. Sąskaita tikrai nėra maža, bet kaip ir sakau, dažniausiai tokiose vietose mokė ne už patiekalus, o už patį visą experience. Ką gauni nuo aptarnavimo iki pateikimo, bendravimo, iki tų pačių tualetų ir aplinkos, viskas susideda į tą kainą. Tai sumokė kaip ir už kokį šou, už kokį renginį. Interjeras tikrai labai fainas, vertas dėmesio. Viskas išpildyta iki detalių, aptarnavimas, muzika, kokteiliai faini, viskas labai įdomu. Kainos ir kokybės santykis sau. Biškai per brangu, patiekalai nėra kažkokie wow. Būta ragauta ir įdomesnių variantų, būta ragauta ir skanesnių variantų, bet nėra blogai, tikrai gerai viskas. Ir pabandykit patys, ateikit ir paragaukit patys ir pasidarykit savo nuomonę. Šiaip užskaitau, rekomenduoju, atvažiuokit, paragaukit, įstikinsit patys, kas jums patinka, kas ne. Tai sėkmės ir iki greito.